Nu tai va, šičia, topiu, nu, neišau, nieko. Sveiki, susirinkę į Airsofto 9-ąjį epizodą. Trumpai aptarius matysim daug taktinių sprendimų, bet daug veiksmų tikrai neturėsim. Iš tiesų įsikrovė viduryje evento GoPro kamerą, buvo pilnai nepasikrovęs baterijų. Tai tikrai padarau klaidelių ir dar jų netrūksta, bet po truputį bandysim kitą sezoną sugrįžti geresni, stipresni ir kokybiškesni. Aš nesužeistas. Jau toks. Jau galvojau, komandos narys mane norėjo pagydyti, bet užsiėmęs kažkuo kitu. Tenais po dešinę, kur yra būdelė, ten tokią būdelę turim užsimt centrą ir laikyti ją apie 15 minučių. Jei gerai pamenu eventą, nes buvo labai senai, vasara, dar karšta, tai iš tiesų gal net prieš vasarą čia buvo. Tai yra prieki mūsų būdelė, ją užimt ir reikia išlaikyti kažkokiai komandai arba raudonėjim, arba mėlynėjim, būtent 15 minučių. Kas išlaiko 15 minučių, gauna taškų. Tai va, matom mėlynoje būdelę, čia matėm šaudžiau su žaidėjais, po apačią mačiau šalia priešininkų. Tačiau, kaip matėt, scope-cam'e, kadangi trumpam išlindau, sureagavau ir pašaudžiau, labai prastai matosi, kas vyksta per scope-cam'ą, tai daug scope-cam'o kilų šiandieną nematysim. Bet kadangi minėjau, kad nenufilmavau viso evento su GoPro, tai ant galų paliksim daugiau scope-cam'o medžiagos. Bandžiau išaiškinti informaciją savien ir bandžiau agresyviau žaisti, bet dėja nesėkmingai gavau keletą šratų ir dėja teko numirti. Numiriau, užsidėjau liemenę, garsiai pakolinom informaciją ir prikėlė mane komandos narys. Tik pakėlus iškart kolinau informaciją savo žaidėjams, saviem ir bandėm toliau spausti šią vietą. Aš nepasidaviau, agresyviai bandžiau pušinti ir vėl gavau šratų. Ir baigis mano žaidimas taip, tai keliavom į sekančią vietą ir bandėm vėl tą pačią būdelę pušinti, jau iš kitos pozicijos, iš kitos vietos. Šiek tiek matėm priešininkų, dabar jau atkeliavęs ir skydas, jau pušinusi jai priekį. Bandė užsimti būdelę, poziciją ir bandėm visaip nušauti skydą. Daugiau galima sakyti, blokavom jo judėjimą, blokavom jų šaudimą. Tiesiog šaudžiau, spreinau ir bandėm pasimti taktiškai arčiau hilo pušo. Kadangi prieš tai šitoje vietoje jau žaidžiau, pakolinau savo komandos nariam, kad bėgam geriau į dešinę, bandom apflankinti ar ne, peiti tą poziciją kažkaip tais. Skydas jau buvo atsitraukęs, tai pasėmėm artimesnį krūmą, po dešinę bandėm šiek tiek tais pušintis ir praeiti pro tą pusę. Bet aišku, buvo irgi ne pati geriausia idėja. Pušinusi komandos nariai, abudu mirė, greit dviesi su kolega atsitraukė ir supratom, kad nepraeisim pro dešinę pusę ir buvom ganėtinai pastrigę tarp būdelės ir dešinės pusės, dešiniai pusėje flankų poziciją jau laikė. Sudėtingai buvo šitas žemėlapis, labai sunkiau žais buvo, labai pralošinėjom, bet vis tiek bandėm iš visų galų. Supratau, kad bloga mano pozicija, kaip ir kolegos, tai nusprendžiau atsitraukti ir pakolinau, kad pušinamės atgal. Kalbant paskyrius, ne velnio, ne mūsų, žinok, ir čia aplink, tiesiog visi mes susėdę ant kalniuko, aplink kalniuką, vienur kiti kitur, niekas niekur nejuda, jų snaiperių daug, mane buvo nuėmęs iš kažkur toli vienas, nežinau ką daryti. Na ir komunikacija su vadu. Nežinom ką daryti, tikrai nei mes, nei savi, nei vadai, tai buvo ganėtinai prasta situacija, labai dominavo priešininkų komanda. Ir reikėjo tikrai stengtis atlaikyti, daug šratų tik truputį išlendi ir gauni šratų krūvas. Tai buvo sudėtinga, supratom, kad nepraeisim ne čia. Tai nusprendėm eiti į dešinę link miško ir pabandyti kažkokį agresyvesnį manevrą toje situacijoje, toje pusėje žemėlapio. Girdim priekį šūvius, girdim net mašinganą žmogus turi. Tai bandžiau pakolinti informaciją savo draugam, užsėmėm poziciją. Ir žiūrėjom, kas vyksta pačiam miške, bet labai sunku įeiti, labai apaugę krūmai. Miške geltoni? Prieki raudoni yra, atsargiai. Pasitikslinom situaciją, kai ar savi ar nesavi, nes galvom pradžiai, kad net nesavi. Bet gavus informaciją, kad savi, dar bandėm į tolį pašaudyti, bet labai sudėtinga, atstumai išties yra dideli, čia reikia minimum snaiperio. Jeigu ir tas dar neštų šitą atstumą, sunku pasakyti, nes atrodo daugiau nei 100 metrų. Ir ganėtinai pastrigę buvom šitoje situacijoje, kolegai dar ginklas nustojo šaudyti. Tai
susitvarkė, viskas tvarkoj ir paskui važiavom toliau. Mus dengia nuo kairės ir tada lipam ant jų. Davai, pasiruošę? Na, tikrai mačiau, kad nieko nevyksta, tai bandžiau kolint, bandžiau komunikuoti su žaidėjais ir bandžiau kažką komandiškai sužaisti, nes niekas nieko nedaro, visi bijo, visi nieko nekolina, visi sėdi laukia, tai bandžiau pakolinti kažkokį manevrą ir pabandyti tiesiog kažką užpušinti. Ir greitas pušas. Lėkėm tekini, kepurės krito žemai, krito man kelių, šratų krūvas, galvom į mus šaudo, bet tikriausiai dar pradžiai ne į mus, gal ir į mus, sunku pasakyti. Ir sulindau į krūmą kiek tik galėjau, kad tik negaučiau šratų. Krūmai labai apsaugo gerai nuo šratų, kadangi BBs šratukai vadinami nėra labai metaliniai ar kokie, plasmasiniai, tai dažnai šakos tikrai blokuoja šratus, tai labai gerai padeda skelbėtis krūmais. Matau, kad šaudu per krūmus, greit bėgau prie kolegos, atsiguliau prie jo. Kadangi kolega žaidė pirmą eventą, tai bandžiau jam padėti, pakolint ką daryti, kad žinotų, kas vyksta, kaip vyksta. Nežinau, ar gera idėja iškiš pamojuot, bet manau visada yra gera žinot žaidėjų, kad jis yra nušautas ar ne, pasitraukti iš ugnies, kad negau daugiau šratų. Kadangi lyg mediko neturėjom, tai per daug ir neplanavom pasikelt. Vieni paskui kitus krito komandos nariai ir situacija tikrai blogėjo. Užspotino priešininką, greit sušaudžiau. Pirmas žaidėjas lyg buvo nuimtas, lyg ne. Baigęs apkaba, arba jau iš panikos priešingai dedu apkabą. Ir antras bandymas, dublis ir jau sušaudytas jau priešininkas. Nuėmėm pagaliau. Tada ramiai susitvarkėm apkabas, nes buvau numetęs ant žemės, kad nepamest ar ne. Ir taktiškai iš lėto bandžiau toliau pušintis, žiūrėti, kas priekyje vyksta. Labai buvo sunku suvokti, krūmai labai dideli, tankus ir tikrai buvo sunku pastebėti priešininkus. Nieko nemačiau visiškai arti, atrodė visai ramu. Jau į priekį. Yra gyvų. Prieš savų nėra, norėjau daugiau komandos narių, bet likau visiškai vienas, pušinom gal 8, bet nežinau, kur greit sukrito komandos nariai, tikriausiai šitas žaidėjas, kurį nušovė juos. Ir dar vieną sugebėjau paspotinti greitais priešininkai ir jį eliminuoti. Girdim komandos nariai Klaus ir Geltonį, tai pasisakiau, kad Geltonas, kad nenušautų priešai. Ir tada ieškau toliau žaidėjų, išgirdau, kad kažką šaudo, bet galvoju, kad šaudo net ne į mane. Ramiai šneku toliau, nes galvoju, kad šaudo ne į mane, bet šiek tiek dabar per krūmus jau matosi, kad krenta šiek tiek šratų link manęs, bet tikrai jie nepasiekė tikslo, nes šaudoma iš pistoleto. Tai aš gulėjau čia. Tikrai nepataik. Ne, tikrai nepataik. Na, aš jį suprantu. Šaudėm tikrai, matėm šratai skrido šalia, bet tikrai ne per krūmus nepasiekė taikinio. Na, supyko žaidėjas. Priešininkai irgi žaidėjai sako tą patį, kad nesugebėjo pataikyti. Na ir nepaėjo šiai kortai, ištraukėm kitą kortą. Ir? Ta prasme, šičia buvau, va, paskaičiuok. Kaip matėm, judėjau jau nemažai, aš jau kur stoviu jau į priekį paėjęs esu, va, buvo toli atėjęs ir prasidėjo ginčai lygioje vietoje. Na, su mašinganu 15 metrų leisnas atstumas, ne 5 metrai. 2, 3, 4, 5 metrai. Ir iš tiesų dar buvau biški toliau negu sustojau dabar, buvau dar šiek tiek toliau. Buvo nusiųsta visa video medžiaga irgi organizatoriam. Organizatoriai sakė, kad pamatavo ir yra 5 metrai. Nu, aš galiu išsitraukti, jeigu noriu. Žaidėją aš irgi pilnai suprantu. Pasėmiau liemenę, numeriau ir toliau žaidėm. Nes tikrai suprantu ir žaidėją, kad frustrating yra, nes situacijos tokios, kaip to atrodo nušaunė. Žaidėją, priešininką ir vis tiek atrodo nemiršta, tai aš jį pilnai suprantu. Gerai, miriau. Tai faktas tas su pistoletu. Bet aš žinau, kad čia yra atstumas, ar net nesitikiu už Ridžo pykindamas. Aš galvoju, iš vis tu toliau. Čia 4 seni metrai 5. Na, matėm situacijų kaip ir dėl mažiau ginčiomis, bet yra kaip yra. Nieko nepadarysi. Aš užtat džiaugiuosi, kad priėmėm pasiūlytą kolegos sprendimą, numeriau. Sąžininkai žaidžiam. Na, visi lygus, tai važiuojam toliau, žaidimas tęsiasi. Techniškai nebūtina pušinti, mes galim šitą poziciją laikyti, čia labai gera pozicija.
nusprendėm su komandos nariais, kad gal nereikia pušint, paskui sprendėm, gal reikia pušint ir šitoje situacijoje tikrai buvom ganėtinai pastrigę ilgą. Aš mačiau, aš dėl to prabėgau labai stipriai greičiai. Na, po kurio laiko surinkus informaciją, nusprendėm gal papušinti jau reikėtų, nes nieko nevyko. Ir tik sugalvojus tą daryti, pamatėm priešus, apšaudėm juos, jie mus. Ir po truputį supratom, kad situacija prastėja. Šaudo iš toli, žaidėjai visi slepiasi, guli kas tik gali. Nepametė? Matai? Ir čia matom atsistojo savas, jau pagydytas, gavo jisai šratų. Ir nusprendžiau atsitraukti ir pats atsistojau, greit bėgau, bet šratų gavau į nugarą ir buvau irgi nušautas antrą kartą, jau teko keliauti į bazę. Matom, daug žaidėjų buvo sušaudyti, liko vienas gulėt, bet nuskėlėm į bazę. Ir resetinom situaciją ir dabar čia šiek tiek išskaupėm video medžiagą ir šioje video medžiagoje mes buvom jau apsikeitę pusėmis. Tai mano GoPro jau buvo visiškai užsikrovus, prašiau pastraukti žaidėjų, mačiau priešininkus 3, norėjau gražiai nušauti ir žiūriu, ginklas nešaudo. Gliučino ginklas, greit pasikeitus apkabą vėl jau šaudėmės toliau priešininkus, bandėm visaip nuimti, labai purtusi kamera, nes čia yra, man atrodo, sniperio scope camas, tai šiek tiek geriau į tolį filmuot, bet arti veiksmo tikrai ne taip gerai matos, dėl to kai kur atrodys, kad vaizdas labai yra arti, plus mano GoPro stengtas irgi pritraukti medžiagą video, tai kartais tikrai gali atrodyti, kad yra kažkokio atstumo nesilaikymų, bet tikrai sąžininkai bandom laikytis atstumų. Ir čia skydas mane bandė pušint, laikym šalia būdelę užsėmęs, buvau prapušint, nes mūsų komanda visą talžį net spavnę, galima sakyti, o aš laikiau prie būdelės. Ir vos neišlaikiau 15 minučių, sakė organizatorė viena, kuri prižiūrėjo, kad išlaikiau 14 minučių, trūko minutėlis ir būtų čia uždirbęs komandai tašką, bet taip ir baigiam šį eventą. Įdomus eventas ir ačiū, kad žiūrėjot.